Sveiki, visi sveiki, kaip gyvenat? Ilgai nesimatėm, visas 24 valandas nesimatėm. Kaip sekasi? Man taip puikiai. Įžanga tokia. Jo, labai malonu matyti visus jumis. Ačiū, kad susirinkot. Kalbėsim šiandien apie tokį įdomią temą. Biškutį palaužysiu už smegenis jums. Tas bus smegenų laužimas truputį. Kaip čia dabar taip švelniai palaužysim smegenis. Jo, įsitaisykit patogiai, užsidėk ausinės ir važiuojam. Norėjau pakalbėti apie senį šaltį, dovanas ir eglės medį. Čia biškutį turbūt bus tokios, smegenų laužimas bus kaip truputį iš emocinės pusės, truputį iš ezoterinės pusės žinių. Ir pažiūrėsim, kur visą tai nuves mumis šitas įrašas, kiek čia mes galėsim išspausti. Čia YouTube'e kol kas atsargiai čia reikia kalbėti, nes vis tiek YouTube'as yra jautrus, trina viską, kas papuola, žinai. Šalin, žinai, tai reikia švelniai su jo. Kada nors papasakosiu konkrečiau, duosiu žinoti kur, žiūrėti tai greitų laiku. Tai va, aš irgi užaugau su tuo ir dovanas gaudavau ir pas senelį šaltį eidavom vieną kitą kartą. Ten pas mamos įmonėje vieną sykį ėjom į eglutę. Ir tos visos nuotraukos, dar kelias nuotraukos turiu iš tų eglučių, tai darželį, tai mokyklai, man atrodo, tai toj įmonėj. Pas mamą, jo buvom vienas iki įmonėj, toj Šilutės statybos bendrovė, ne. Kaip jinai vadinasi, aš vis dar neatsimenu tos įmonės pavadinimo. Šilutės statybos bendrovė? Ar kažkas tokio? Nesvarbu. Nuotraukas dar kelias turiu iš tų visų senelių eglučių, žinai, ir vaiks toks pasimetęs, toks kažkoks, tokie keisti laikai buvo, labai keisti momentas, tokie momentai keli buvo keistų tokių laikų, žinai. Toks pasimetęs, kaip išsigandęs, kaip kažkas tokio toks. Ir žiūriu į kitus vaikus irgi ten tie kiti vaikai irgi netokie jau laimingi ir šypsantis pilnas veidas šypsenų, žinai, ir nemačiau tokio. Tai va, ką aš norėjau papasakoti, kaip dabar sužinojau visai nesenai per paskutinius 4 metus, 4,5. Tas mūsų gyvenimas toksai yra labai toksai įdomus, painus ir suveltas ir ta realybė mūsų, va. Tokia suvelta, tokia stipriai apvargsta aukštinkojom, žinai, ir mes matom tik tais savo fiziniam akim. Ir mūsų vadinamoji, kabutėse, trečioji akis, tas jausmas yra labai stipriai atjungtas, sutrikdytas, užgoštas ir taip toliau, žinai. Ir labai sunku suvokti, kas yra žinai. Mes įsijaučiam į tą fizinį šitą mūsų realybę ir
veda mumis mama tėtis į darželį, paskui mama tėtis nuveda į profkę ar į kitą mokyklą, ar į universitetą ir paskui išeinam, duris uždarom tų mokyklų visų ir varom, žinai, dirbti. Tai va, tas mūsų iš ezoterinės pusės truputį čia, tas mūsų vadinamas trečias jausmas yra labai labai atjungtas ir mums reikia kuo greičiau jį prijungti mums ir susinchronizuoti atgal, nes sinchronizacija yra labai maža. Reikia susinchronizuoti, žinai, reikia atsiminti, kas mes tokie esam ir ko mes čia atėjom ir ką mes čia veikiam. Va, tai tiek biškai iš ezoterinės pusės. Ir tai va, ir vaikštam tokie, išeinam ir einam iš mokyklų į darbus ir pirmin atgal, žinai, namo darbas, ir arba ten namo verslas ir aš nieko neturiu prieš tai, čia mes visi tame esame ir tik tais aš noriu papasakoti, kad tokį vieną momentą iš tos mūsų realybės ir iš ezoterinės pusės truputį. Tai va, ir mes turim dabar eiti, žinai, daug kas iš mūsų turi eiti ir pasirūpinti savim ir šeimom, žinai, čia dabar taip yra kol kas. Tai va, ir apie senį šaltį. Kas tas senis šaltis, žinai? Aš atsimenu, kai mažas buvau, kiek man buvo, nežinau, keli metukai. Aš jau, kiek nežinau, 4, 5, 6. Pas babą nuvažiavau su tėvais į kaimą, prie katyčių ten prie katyčių, Anšišiai, prie katyčių, žinai, nuvažiavam. Mes kai važiuodavom pas babą, žinai, į autobusą, su autobusu važiuodavom ir nedavažiuojant katyčių, ten pusę kilometro į katyčių, ten yra toksai keliukas, į link Anšišių, tai paprašydavo tėvai, sustodavo autobusas ir mes pieškom nueidavom iki babos kaimo, iki babos namo. Ten kažkiek tai, koks ten kilometras, gal porą kilometrų, kažkas tai tiek. Tie atstumai labai skiriasi, žinai, nuo to laiko ir dabar kas yra. Tai va, ir nauji metai buvo, žinai, ir mes ten buvom, vakarienė, žinai, balius, taip ir taip. Ir, žinai, aš vaikas, žinai, ir girdžiu, kažkas labai, buvo vakaras jau, žinai, naktis, žiema, žinai, ir, žinai, kaime sodybai tamsu viskas lauke. Ir girdžiu, kažkas labai stipriai beldžia į langų, žinai. Labai stipriai, taip dun, žinai. O ką aš vaikas, žinai. Ir visi, žinai, šitie už stalo visi žmonės, žinai, kas čia, žinai. Na, aišku, jie žinojo, bet aš tai nežinojau. Ir taip stipriai beldžia, žinai, kažkas tai kas čia, žinai. Ir kažkas įeina pro duris, žinai, iš kokio momento. Ir aš staigiai, žinai, kažkaip tai bėgau, aš išsigandau labai išsigandau, žinai. Ir bėgau staigiai po stalu, žinai, prie mamos ten kojų ar prie tėvo kojų, aš dabar neatsimenu. Po stalu bėgau ir pasislėpiau po stalu, žinai. Išsigandau vaikas, žinai. Ir tipo, žinai, senis šaltis atėjo. Ten kažkas buvo persirengęs, man atrodo, iš giminės, žinai, persirengęs, baisiais ten atrodė, persirengęs, žinai, tais laikais.
visai nepanašus į tą senį šaltį, žinai, nu, bet ką žinau, neatsimenu, aš tik tą momentą atsimenu, kad įsigandau stipriai. Neatsimenu, ką jis ten atnešė, žinai, kažkokį maišą ten kažko tai atnešė, bet aš nieko net nebeatsimenu, žinai. Ir tai va, labai stipriai įsigandau. Labai stipriai įsigandau ir kaip dabar buvo, čia labai kalba labai daug, žinai, yra žmonių, kurie ten tas traumas gydosi iš vaikų laikų, žinai, ten tos traumos, žinai, vaikų trauma, žinai, bla, 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 gydyti vaikų traumą, žinai. Aš kaip, žinai, atsimenu, ar aš gavau traumą ar ne, žinai, vaikas būdamas, bet man atrodo, kad ne, tuo momentu, žinai, aš ten nieko, man atrodo, neprikibo prie mane, žinai, kažko tokio baisaus. Bet būna taip, kad vaikai įsigasta, žinai, ir laiko tą visą išgąstį labai ilgai, žinai, ir bijo, kas pabelstų jo namų, žinai, ir pradeda bijoti, supranti, kas vyksta. Pavyzdžiui, už kokių mėnesių, už metų, už kitų, žinai, kas nors stipriai pabeldžia į duris ir tu įsigasti, supranti? Ta baimė prikimba, žinai, nes vaikas greičiausiai patiki, žinai, tuo. Suaugę tai netiki, žinai, jie žaidžia, žinai. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad kai vaikas įsigasta ir ta trauma gali prikibti, gal ir nežinai. Jeigu vaikas patiki, taip, jinai prikimba ir jinai laikosi. Ir tu paskui gali įsigasti visą gyvenimą to, žinai. Tu būdamas, žinai, 40-60, tu gali įsigasti, jeigu kažkas pabels, ko tu nesitiki, žinai, į tavo namus, žinai, ir pukštų įsigandi, žinai. Aišku, paskui, žinai, tu suaugęs, viskas gerai, tai susitvarkai, bet tas yra, žinai. Tas yra ir taip vaikus visokiausiam, žinai, visokiausiam tom, visokiausios įvykiais ir gąsdina, žinai. Dabar iš tikrųjų prisiminiau, aš dabar tik tokią mačiau nesenai, iš tikrųjų nesenai mačiau, žinai, išmetė netyčia man, žinai, kai srautas metų tik tokia, tas iš Amerikos pusės, tas nesenis, tas su naujais metais susijęs, ten yra irgi nauji metai, senis šaltis, žinai, Santa Claus ir yra tas dar vienas dalykas, kaip jis vadinasi, ten yra toks išvystytas dalykas, kaip taip yra, žinai, senis šaltis, nauji metai, dovanos, bla, 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 žinai, ir dar jie yra prikišę tas Grinch, tas toksai kažkoks varlinas, kažkoks žalias, žinai, yra tas dalykas, kur How the Grinch Stole Christmas, žinai, kaip Grinchus pavogė Kalėdą, žinai. Ir man tokius porą filmukų išmetė, žinai, yra, gali paieškoti, žinai, tik tokią, angliškai įvestum ir paieškotum. Dabar mes beveik visi lietuviai kalbam angliškai, tai čia be jokių problemų, žinai, Airija, Anglija, Europos šalis, žinai, tai mes dabar visi išvažiavom ir išvažinėję ir visi kalbam angliškai laisvai. Ir tas Grinch, tie filmukai buvo, tie rolikai buvo ant to tik tokia. Tas Grinchas, tipo, žinai, šeima švenčia, žinai, Kalėdas, bla, 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 naujus metus, ir kažkaip staiga įsiveržia tas Grinchas, žinai, taip pat kaip ir tas senis šaltis pas mane, žinai, pas babą. Įsiveržia, žinai, į namus, bet ten įsiveržia į namus ir bėga ant dovanų, žinai, ir nori pavogti dovanas, žinai. Ir ten vaikų daug. Ir tie vaikai žiauriai įsigasta. Grinai buvo taip pat kaip man. Aš iš tikrųjų norėčiau užsikrauti tos filmukus ir parodyti čia, žinai, va. Ten eina, tai padaryti, man atrodo, užsikrauti. Grinai taip kaip man, žinai, tie vaikučiai ten, kiek ten, 4, 6, 8 metukai, nežinau, tai kažkur tai tiek. Ir jie įsigasta žiauriai, bėga prie tėvų, slepiasi kažkur, žiauriai, stipriai verkia, žinai. Tai va, čia tas pats yra šūdas. Yra tas pats šūdas, tik tai kitokia forma, žinai. Vienur taip gąsdina, kitur taip gąsdina, tai va. Ir mes to nesuprantame, tėvai mūsų to nesupranta. Jie taip pat užaugo, jų tėvai taip pat užaugo ir taip ir eina, žinai. Čia aš nieko nekaltinu,
nei mūsų tėvų, nei mūsų protėvių, nei kažko tai kito, žinai. Čia taip kol kas yra sukurta ir mums reikia iš to išeiti, žinai. Ir kiek tų valandų jau? Wow. Ir mums reikia keisti, žinai, keistis. Tai va, prasmė kokia. Vienas dalykas yra gazdina, tas senis šaltis gazdina. O kas yra senis šaltis? Kažkokia mistinė būtybė, žinai, kuris bla 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 iš ten, žinai, ir atneša dovanų, žinai. O iš tikrųjų šūda, nieko jisai neatneša gero, jisai iš tikrųjų nieko gero iš jo nėra, iš tikrųjų. Jis yra mūsų mistinė būtybė ir mums reikia atsikratyti tuo, nes mums tikrai nieko netneša gero. Papasakosiu gal, kai minėjau, konkrečiau kitur, kas tai yra, žinai, iš ezoterinės pusės. Nenoriu aš čia per daug, žinai, gazdinti jūsų ir per daug smegenų laužyti. Bet tai va, jisai išgazdina ir tipo dovanų atneša, žinai, jeigu būsi geras, vaiką pasisodina ant kelienų, kažkoksai dėdė, kažkoksai vyras, žinai, svetimą vaiką pasisodina, nors ir giminė, aš suprantu, viskas ok, aš tai bendrai taip sakau, žinai, pasisodina ant kelienų, jeigu būsi geras, duosiu dovanų arba saldainių, žinai. Ir jo, būsiu geras. Šūda. Kaip norim mes taip ir elgiamės, kaip mes norėsim taip ir elgiamės, ką mes norim taip ir sakyti, tą ir sakysim, žinai. O ne kažkas turi kažkoksai dėdė, kažkoks neaiškus ateiti ir gazdinti vaikus, žinai. Ir tai va. Kitas dalykas. Tas dovanų, žinai, davimas. Kažkoksai senis šaltis duoda dovanas, ateina į šeimą, ne mama su tėvu duoda dovaną, žinai, o kažkoksai senis, kažkoksai būtybė kažkokia, iš kažkur neaišku nusileidusi, žinai. Supranti, ką aš noriu, jie mums pakeitė suvokimą, kas yra kas, žinai. Ne tėtis su mama duoda vaikui dovanas, bet kažkoksai senis, iš kažkur tai atskridęs. Supranti, ką aš noriu pasakyti, iš kažkur tai atskridęs. Tai va, ir taip ir tęsiasi, žinai, iš kartos į kartą. Aš nesakau, kad čia blogas dalykas dovanas dovanuoti ir mes patys dovanuojam dovaną savo, žinai, viskas ok. Bet tik tais turi būti aišku vaikui, kas duoda dovaną. Tėtis su mama ir viskas. Arba sesuo, arba brolis, arba pusbrolis, arba, žinai, teta ir dėdė iš giminės, žinai. Supranti, ką aš noriu pasakyti? Teta ir pagrindas, tėtis su mama turi duoti dovaną, žinai, o ne kažkoks dėdė. Tai va, įsikalbėjau čia biškį. Kas toliau? Tai va, tas suvokimas labai labai stipriai pakeistas, žinai, kad ir vaikas, žinai, galvoja, žinai, kažkoksai ateivis, kažkoks svetimas duoda dovanas, žinai. Tiesiai šviesiai reikia pasakyti, kad tėvas su motina, žinai, tėtis su mama duoda dovaną, o ne kažkas tai kitas, žinai. Čia turi būti, ką aš noriu pasakyti, kad čia turi būti šeimos šventė. Šeimos šventė. Ir dar yra kelios kitos tokios šventės, irgi taip pat. Iš tikrųjų visos kitos tokios pagrindinės yra wow. Tai va, turi būti šeimos šventė, šeimos rate ir dovanas, turi būti aišku, kas duoda dovaną, mama ir tėvas, žinai, ir giminė, ir viskas. Tai va, ir toliau, noriu kuo greičiau, kad neužsitęstų man tas filmukas čia.
Toliau norėjau pakalbėti apie eglę, žinai, apie medį eglę. Irgi labai stipriai čia yra užvaryta apie medį eglę, žinai, medis eglė arba pušis, žinai, arba kedras tenai šiaurinėje mūsų žemės dalyje, žinai, ten, kur sniego daug, kur šalta, žinai, ten tie medžiai yra atominiai. Tie medžiai yra atominiai medžiai. Per tokius šalčius mums valo orą, žinai, ir gyvi, nenušala nieks. Atominiai medžiai. Ir mes eglę pjauname ir parsinešame į namus ir paskui išmetam, žinai, po naujų metų. Ar tiesiog išmetam į gatvę. Ir toksai čia yra didelis tokia perverstas suvokimas, labai didelis. Čia vėl iš ezoterinės pusės aš truputį labai stipriai perverstas suvokimas, kas yra, kas, žinai, čia tipo šventė, žinai, graži šventė, bla bla bla, ir reikia gyvą medį nupjauti, žinai, ir atsinešti į namus ir uždėti tų lempučių ir blizgančių žaisliukų ir kažkokiam dėdėjai neaiškiam atnešti dovanų, žinai. Bet iš tikrųjų ne jisai atnešti tas dovanas, o mama ir tėtis, žinai. Tai va, dėl medžių, žinai. Tai va, aš niekam nesistengiu čia kažką tai įdiegti ar kažką tai, aš tik sakau savo nuomonę, žinai, aš irgi taip dariau, žinai, ir eglės turėjom namuose ir aš taip užaugau, aš tik dabar matau biškutį iš kitos pusės ir noriu papasakoti, kaip aš kas tai yra, žinai, ir noriu, kad pasaulis keistųsi į gerą pusę, žinai, kur yra pilna, žinai, gerų dalykų, o ne pakeistų suvokimų, žinai, mums ir melų. Tai va, apie tai dar truputį vėliau. Tai va, čia yra labai didelis simbolis, toksai, žinai, tos eglės kirtimas, sunaikinti medžius mūsų, žinai, mūsų pasaulio, mūsų žemės. Tokia didelė, arba ten, žinai, miestuose, kai atveža eglės, tokias didžiulės eglės atveža, žinai, tokį galingą medį, žinai, ir paskui pjauna ir tą nuima ir viskas, ir sugadina, žinai, kažkur tai kažką padaro, žinai, iš tų miestų, kai išveža jas. Tai va, ir toks labai didelis paslėptas, žinai, yra simbolis čia. Aš vadinu juos tamsiaisiais, mes esam šviesieji, jie tamsieji, žinai, čia sąlyginai, žinai. Jie tai daro ir čia iš ezoterinės pusės vėl truputį. Tai va, ir labai čia giliai toks paslėptas yra ir mes nematom, nežinom, žinai, nors medžis, eglė, žinai, mums valo orą ir išleidžia mums degonį, kur mes kvėpuojam, žinai, o mes ateina, žinai, tas laikas ir kertam visus, žinai, medžius ir džiaugiamės, žinai. Toks perverstas, labai stipriai perverstas suvokimas, žinai. Yra negerai, žinai. Aš tai va, ir gal, žinai, gal sakau, tai kaip. Aišku, žinai, daug žmonių sako, žinai, labai jiems patinka, labai gražu, žinai, bla bla bla. Tai aišku, aš nieko nesakau. Čia daug per tiek metų, žinai, čia per paskutinius, žinai,
50-60 metų labai stipriai, žinai, išsivystė tie nauji metai, kalėdos, žinai, ir tos eglės plasmasinės, ir viskas, žinai, ir visko yra ten, ir, žinai, ir tas kvapas žmonėms, sako, patinka, žinai, bet, žinai, yra eterinių aliejų, žinai, nusipirkim plasmasinę eglutę, žinai, žaisliukų ir vis dar galim švęsti to, žinai, tą įprotį, žinai, mūsų. Viskas okei, aš nieko nekaltinu ir nieko nepeikiu, čia tikrai nesuprasit manęs klaidingai. Tik tais, kaip minėjau, žinai, noriu papasakoti, ką sužinojau visai nesenai, žinai. Tai jau sekundę. Tai va, praėjo čia dabar nesenai nauji metai, žinai, jau kiek iš 18 šiandien ar sausio, žinai. Norėjau jau senai tą filmuką padaryti ir dabar praėjo, gal taip stipriai neišgazdinsiu jūsų. Tai va, linkiu visiems eglučių šviežių nesivežti namo, nusipirkim, žinai, plasmasinės, jeigu dar norim šventę padaryti vaikams, žinai, nusipirkti eterinio aliejaus, žinai, jeigu norisi to kvapo, žinai, dar šviežaus medžio. Ir tas kvapas bus eglutė ir vaikams bus šventė, žinai. Ir visko dabar yra, viskas dabar įmanoma, viskas dabar yra, žinai, ir galima pakeisti, žinai, iš šviežaus medžio į plasmasinę, žinai, ir turėti tokią pačią šventę. Tai va, įsikalbėjau čia dabar. O dėl jo, ir ta prasme, galima tai padaryti, žinai, su plasmasinė eglė, žinai, ir duoti dovanas vaikam ir nuo savęs, žinai, nuo mamos ir tečio. Arba nuo brolio ir sesers, žinai. Tai va. Jo, pasistengimės, žinai, daryti, ką mes galim geriausiai, žinai, mūsų pasauliui, žinai, kad būtų lengviau visiems gyventi, žinai, kad būtų gera visiems gyventi, kad nebūtų tos, žinai, nu va, gal užteks tai va, gal užteks šiandieną. Ir tai va, ant geros dalies tai taip, dar pasikartosiu, čia kažkada padariau roliką, kad toj sekundę, atsiprašau. Užsikalbėjau. Tai va. Užmiršau mintį, žinokit, wow. Užsikalbėjau. Tai va. Klausom. Nepabėgit niekur, klausom. Tai va, padarykim šį pasaulį geresnį, žinai. Stenkimės, kiek galim, kiek sugebam, kiek suvokiam, kiek žinom, žinai, ir bus visiems, žinai, geriau gyventi. Ai va, prisiminiau. Kaip jau įrašiau vieną filmuką dėl šviesos, dėl mūsų pasaulio einantį į šviesią liniją, žinai, į šviesią juostą, žinai, gyvenimo, viso mūsų pasaulio. Taip, jeigu
čia užbaigiant gerąją žinią, žinai, taip, mūsų pasaulis jau griežtai eina į šviesią liniją, tik tais, nes čia labai labai stipriai buvo daug pridirbta, žinai, tų tamsiųjų ir, ir dabar viską mūsų pasaulis valysis, kas netikra, žinai, ir kas kenkia mūsų pasauliu, žinai. Ir jau iš tikrųjų labai labai stipriai matosi, žinai, kad tie pasikeitimai dideli ten su visais, kas darosi Hollywoode, žinai, kas darosi Amerikoje, kas darosi Anglijoje, žinai, o dabar iš tikrųjų nesenai, dabar kas vyksta Anglijoje su vaikais ir, ta prasme, bla 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 bla, žinai. Ir tai buvo perversta, labai 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 stipriai perversta buvo 20 metais ir patvirtinimas mūsų pasaulio, kad eina į šviesią liniją, žinai, ir iš tamsiosios jau yra patvirtintas dabar lapkričio mėnesį 24 patvirtinimas buvo ir mes einam į šviesią liniją, žinai, bus, aišku, didelis pasipriešinimas, žinai, jie priešinsis tie tamsieji, bet jie nebeturi šansų jokių mūsų pasaulio sulaikyti ir viskas bus gerai, tik dabar reikia išreiškim savo valią, užsidedam asmeninės ribas, kokias mes norim, žinai, ir čia nuo tavęs priklauso, ir kiekvienas mes turim laisvą valią, ką mes norim, tą ir darom, ir tai va, buvo malonu pasikalbėti su tavim šiandieną, visiems sėkmės, linkiu plasmasinės eglutės, šito eterinio aliejaus kvapo ir dovanų nuo mamos ir tečio. Iki, čiau, susitiksim labai greit. Čiau.